Kaip gerai, kad sutikot man padėti prigaminti rožių iš rudeninių lapų. Tiesą sakant, jaudinuos, niekada nesu tokių dariusi. Nagi, pamokink mane. Lenkiam taip, paskui štai taip ir lankstom. Oi, man tokių rožių reikia visą glėbį prigaminti. Bičiulės gimtadienis. Pažadėjau draugams tokią dovaną paruošti, tad negaliu pavesti. Pavesti? Na taip, bičiulė visada labai džiaugiasi gavusi rankų darbo dovaną. Tai tikrai nuliūstų jai rožių, nupirktume gėlių parduotuvėje. Akvilė, veiksmažodis pavesti nevartojamas reikšmėmis nuvilti, apgauti, netesėti. Turėtum sakyti, nenorėjai pavesti draugę, bet nenorėjai nuvilti draugės. Aišku, o ar galėjo draugai man pavesti tokį darbą, pagaminti rožių? Taip galėjo, nes veiksmažodis pavesti vartojamas reikšme paskirti. Taigi draugai tau galėjo pavesti, paskirti, padaryti daug gražių šių rudeninių rožių. Supratau. O dabar dar toks klausimėlis sukirbėjo. Tokie gražūs lapai yra rudenio ar rudens gėrybės? Abu žodžiai geri. Oficialioje kalboje, sakykime, kai rašai kokį straipsnį spaudoje, tai tada rašyk rudens. O jeigu mes čia sėdime, plepame, tai gali sakyti ir rudenio. Kiek daug įvairių darbelių galima padaryti iš rudenio gėrybių.